Tai labas rytas visiems, sveikinamės nuo slaptos vietos. Niekam nežinomos, nepykit neišduosim, garsiai nepasakosim. Tai spontaniškai gimė mintis atvažiuoti, pažiūrėti. Ir galiausiai gavosi, kad mes su Mažvydu planavom, aš vienas, tada Mažvydas, tada Evaldas, tada Giedrius ir gavosi visa banditų gauja. Norinčių daug pagauti karšį. Taip. Tai va, tai kadangi lyginis skaičius, tai sugalvojom, kad padarysim mažas varžybėlės tandemų, gaudysim mes su Evaldu, Mažvydas su Giedrium. Vilnius prieš Kauną. Taip, arba Kaunas prieš Vilnių. O ką daugiau, jaukus pamaišėm, skirtingi. Mažas VDA pagrindė, mes irgi labai panašiai. Tai pasižiūrėsim, kaip čia kas veiks, kas dirbs, kas ne. Nu ir tikimės sulaukti to linktelėjimo ir priparkuoti vieną kitą karšiuką. Ir kažką jums papasakoti ir parodyti po to. Tai va, bandysim. Prie darbo. Prezidentas nieko nesakęs, niekam tyliai. Pirmo ar antro metimo, Giedriu? Pirmu. Nors pala. Gal ir ne visai tai geras naujienas. Ui, gražuolis. Džiaugiesi? Be jokios abejonės, mes šiandien kartu gaudom. Šiandien mes po vieną vėliavą su Giedriu. O, neblogas. Va. Super. Pagal planą. Giedrius gaudo, kol kas aš poilsiauju, po to pasikeisime. O, kokia graži aukšlė. 2 kilogramų. Ai, ne pusantro. O gal net ir 2. Petelnė. Ką, Giedriau, nepilna valanda. Ir tavo žvejyba baigta? Praktiškai norma priparkuota. Nu, liuks. Į kamerą Lietuvai. Karšiuks liuks visai šitas irgi liuks. Jurka. Viso gero. Giedriau, tau padėt? Nebent ranką ant peties jam. Giedrius ant siautėjimo. Štai.
kur saulė teka rytų pusėj, prie Dūkšto ežero krantų, lietuviai, latviai, baltarusiai į darbą renkasi kartu. Kaip nuotaikos? Komandinis darbas vyksta. O, gražus karšys. Gulasi ant šono. Oro padavimo jam. O, viskas, gulės. Gulės. Nėra ko. Oba, į galvutę. Gražu, hebrytė. Neblogas. Kaip tas? Ui, geras. Broliai šaunuoliai, viskas normaliai. Оператор Ватсон. Режиссер Джеймс Камерон. В фильме. В фильме «Некуда бежать». Nu tai ką, baigiam žvejybą. 1 valanda.
Tai čia praktiškai geras 6 valandas atmojavom, ne? 5. Pasiautė jau. Jo, tai kokios įžvalgos, kokie pastebėjimai? Pirmos žuklės buvo, raktinis jos pavadinimas buvo prezidentinė žvejyba, kadangi mūsų klubo prezidentas Giedrius Pečkaitis, labai kuklus žmogus, pats nepasigirs, tai pagirsim mes. Dar išau. Per pirmas 2 valandas pagavo 6, ne? 6 karšius. 6. dar išau. Reikalas tas, kad Giedrius buvo vienintelis išdrįsęs išeiti į tolimesnį distanciją, mes manėm, kad karštis bus arčiau, bet pasirodo, kad klysta valstybės piliečiai, bet ne prezidentai. Tai va, tai ir mes pasiekėm jų ir tada reikalai šiek tiek pasitaisė. O keliuose metruose tu startavai? Startavau ir tebesėdžiu aš ten 51. 51, ne? Ja, bet situacija pagerėjo visiems pasitolimus 50 su viršum ir tada ten tą žuvį pasidarė tikrai patogiau. Blogą perlaužiau dalyką. Kaip būna pagauni iš pirmo metimo karšį, karšį, būna šakė. Kaip O sakant, čia iš pirmo metimo karšis. Ir toliau važiavo. Mes jau, mes valdo kiek tenai apie valandą gerą sėdėjom 40. Aš irgi aš paskui jūs po to irgi tolinausi. Ir tada pamatėm, kad Giedrius traukia, man net laikė nervai, sakau, viskas išeina į tolimą. Nu ir ten gal 3-4 metimai atsirado kaip bemiukas ir paskui po pusvalandžio karščiukai pradėjo važiuoti. Tada ir Ričardas ištraukė karšį iš tos distancijos, tada man net laikė nervai. Tada žodžiu, tai, kaip sakant, Vorelė visi bum į tolimą. Tai va, tai žuvies pagavom. Oras geras, žuvies nemažai. Jo, kiek Pamojuoti mes reikia, bet pagauti tikrai įmanoma. Mes 11 karšiukų mūsų tandemas. Kiek jūsų tandemas? Istorija nutylė. Bet jie dar turi laiko atsargai, dar visas skolas grąžinti. Lygiosios pagal svorį. Mes vėliau pradėjom, vėliau pabaigsim. Tai va, o iš kažkokių tokių techninių subtilybių tai labai daug čia kažko nėra. Aš tai gaudžiau. Matyliaus. Aš su uždara šėryklę. Aš per tą, kiek čia mes gaudėm per tas 6-5 valandas, beveik kilogramų matylę. Aš ir Čia kosmosas iš tikrųjų, didžiulis kiekis. pirmą kartą turbūt gyvenime tiek. Jo. Pavadėlė ilgi, aš gaudžiau su 0,12 beveik. O šiaip aš 2 pagavau ant trumpo. Trumpą pavadėlę. Jo, metras. Man kartais čia birštone suveikė. Ja. Tai Pusantro turbūt, nuo pusantro, sakyčiau. Jo. O ką, optimalus. Jaukai matėte? Jaukai tikrai įvairūs. Jo, tikrai įvairiai. Čia panašu, kad ne jauka žaidžia daugiau, bet gyvi. Gyvi ir distancija. Taip, distancija pasikeitėm ir iš karto matėsi rezultatas. Tai va. Žuklė gera, geras pusdienis, ne? Užskaito. Puikiai praleistas laikas. Skirstomės taip draugiai. improvizuotai, kad susitikom. Tai ką, dar kartą dėkojam rėmėjam, kad prisideda prie mūsų klubo augimo. O jums ačiū, kad žiūrit. Ir iki kitų kartų. Iki. Ate.